Taigi sveiki draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio perkeltinė prasme, o tiesiogiai mes šiandien išlypom iš pogrindžio, mes šiandien grožimės pavasarėjančių Vilniumi. Ir šiandien bus replika, iš tikrųjų replika, kurią aš norėjau pasakyti dar per patį tų nepriklausomybės, tų minėjimų maratoną, kaip žinia, būna kartais ir sunku paaiškinti, pavyzdžiui, užsieniečiam, kodėl mes nepriklausomybės dieną švenčiam vasario 16 ir po mėnesio vėl nepriklausomybės dieną. Taigi, replika tokia. Kaip žinia, kuo toliau nuo istorinių įvykių, kuo daugiau prabėga laiko, tuo daugiau tų istorinių įvykių dalyvių atsiranda. Čia kaip su to Leninu, kurie nešė rastą kartu su Leninu per talką. Tai dabar mes turim labai daug nepriklausomybės atkūrėjų, beveik visi jau disidentai ir visi kovojo už tą laisvę. Bet aš ne apie tai, šiandien ne apie tai. Nors ir ta tema būtų labai įdomi. Aš apie tai, kad kuo toliau nuo įvykių laiko, tuo šventimas darosi, atsiprašant, marazmatiškesnis. Ir ypač tai jaučiasi, kuomet šventės daro valdiškai. Valdiškas šventimas susidaro iš fetišų ir ritualų. Tai yra labai viskas paprasta. Padaryk ką nors didingai, gražaus, primityviai didingo ir duok žmogui atlikti kažkokį veiksmą. Tai yra, tarkim, keliauja su didžiulė vėliava. Nei vienoj vakarų politiniai tradicijų, valstybės su politinė vakarų tradicija, jūs jau tokio nepamatysit, pas mus yra. Bet žmogus prisilietė, kaip ir atšventė ir klausimų lišnų neužduoda. Taigi, o tarp kitko dėl vėliavo, aš kai ką pasižiūrėjau, man labai tiesiog užkliuvo tai, kad ten ir tai geležinkelį iškabina pačią didžiausią, tai ir pačią didžiausią ten kelte vėliava iškabinta, toksai, tiesiog vėliavų gigantomanijos toksai vajus buvo prasidėjęs. Ir man pasidarė įdomu, kokios dar šalis būtent naudoja, mėgsta tokius fetišus, kaip super didelė, pavyzdžiui, vėliava. Pasirodo, didžiausia vėliava aukščiausia. Aukščiausias stiebas yra Saudo Arabijoje 171 metras. Toliau žygiuoja Tadžikistano stiebas 165 metrai. Toliau Azerbaidžanas irgi ne pati demokratiškiausia valstybė, trečioje vietoje 162, ketvirtoji Šiaurės Koreja. Taigi iš 15 didžiausių, didingiausių vėliavų nėra nei vienos vėliavos demokratinėje valstybėje, nes toliau reikiuojasi Tadžikistanas, Jordanija, Kazachstanas, Turkmenistanas, Kirgistanas, tai yra, visos valstybės panašios. Įdomu dar šis tas. Jūs matot šitą vaizdą? Matot, be abejo matot. Matot ir spalvos net artimos lietuvio širdžiai. Tai, ką jūs matot, tai rekordinio dydžio nešamosios vėliavos, Etiopijos vėliavos nešimo ceremonija. Tai yra irgi valdiška šventė, tokioje šalyje Etiopija. Etiopija, jeigu jūs nežinot, tai yra toksai užkampis, Afrikos užkampis visiškas. Bet kaip matom, tradicijos ar mūsų, ar afrikietiškos šiuo atveju yra vienodos, kaip ir spalvos. Bet jeigu kalbėt visiškai rimtai apie tą valdišką šventimą, apie tą fetišizavimą tos šventės, tai iš tikrųjų darosi liūdna, kad matai, kaip į pačias keiščiausias iniciatyvas, nežinau, nusmesk 101 trispalvių kojinių porą, ten padaryk 100 arbatinukų, nupiešk su vėliava, tokių buvo, tokių visiškai marazmatiškų iniciatyvų. Baisu yra taip, kad už tokių iniciatyvų iš tikrųjų išnyksta esmė. Esmė tame, kad prieš 29 metus buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Bet jeigu valdžia, valdantysis elitas, pavadinkim, jeigu jis nefetišizuos šios šventės, tai visą laiką gali kilti klausimas. O prieš 29 metus buvo kalbama be viso ko, ne tik apie nepriklausomybę, buvo kalbama apie pilietinės laisvės, apie žodžio laisvę, tarkim. Ar Lietuvoje žodžio laisvė po 29 metų yra užtikrinta? Ne. Buvo kalbama apie, galbūt ir sotesnį gyvenimą, sakykime, labiau pasiturinti. Ar Lietuvoje po 29 metų mes neturim su to problemų? Turim. Buvo kalbama apie
pavyzdžiui, laisvus rinkimus. Gerbėmėjai, tik ką pasibaigė savivaldos rinkimai. Jūs matėt, kas vyko, tarkim, tokiuose rajonuose, kaip Vilniaus rajonas, kaip Šalčininkų, kaip keliuose apylinkėse, kitose Lietuvos dalyse, sakykim. Jūs matėt, buvo kalbėta ir apie laisvus rinkimus. Todėl daug paprasčiau įkišti į rankas, bet kokį fetišą įkišti į rankas, išvaryti į gatvę, švenčių švęst, kad tik tai žmonės neprisimintų, kokia yra šventės ar atmintinos dienos esmė. Taigi, iki kito karto, žiūrėkite, dalinkitės, diskutuokite iki.